Sveiki visi. 15 įrašas, tęsiu savo 4 personalinės parodos pristatymą. Ir šiandien pristatysiu būtent tokį netradicinės lėkštes. Kaip matot, čia yra visiškai graikiškas raštas, ar ne? Bet būtent labai seniai norėjau graikišką raštą pritaikyti prie S-grafito technikos. Ir suprantu logiškai vieną dalyką, kad nei graikai, nei romėnai draugais nebuvo, ar ne? O S-grafito technika būtent iš Etruskijos, ten kažkur iš Italijos regionas kažkoks tai, o Graikija yra Graikija. Ir galvoju, kaip čia man seksis. Taigi šita lėkštė buvo daryta pati pirmoji. Ir jinai lėkštė yra tik todėl, kad turi tą tokį lėkštės išgaubimą, ar ne? Bet jinai nėra žiesta, jinai yra lipdyta. Kočiotas molis, technologija, tokia technika, tai reikėjo sugalvoti, pritaikyti, kaip čia būtų galima padaryti tokio dydžio lėkštę. Jinai labai didelė palygint. Tiesą pasakius, aš tokio dydžio krosnies neturiu. Jinai buvo degta viena pati stačia, pastatyta šonu skersai per visą mano krosnį, kokią aš turėjau. Ir antra jau įtilpti neturėjo jokių šansų. Taigi čia matot būtent išdidintą, labai stipriai išdidintą fragmentą iš graikiškos lėkštės. Graikiški tokie populiarūs buvo tokie indai kaip vaisinės. Ir aš kitą kartą tokią prielaidą darydavau, kad tos lėkštės tarsi vaisinės, kai tu eini į svečius, tu nešies tą indą pilną vaisių. Ir ant dugno ten toks tokio dydžio, nedidelis, kokio, bijau sumeluot, kokių 15-20 gal centimetrų diametro tie rašteliai. Ten žinoma graikiška technika, jie turi savitų techniką, nieko bendro su S-grafitu. Tai būtent, kaip galit stebėti, čia yra labai jau graikiškas tas raštas kaip Deivė Rota Gundo satyra. Ir iššūkis buvo milžiniškas, nes nebuvau gyvenime lipdžiusi tokio didelio darbo ir kaip man pavyks tasai išgaubti lėkštę nežiestą. Ir būtent suformavus būtent tą įdubimą jau ten atitinkamų būdų, reikėjo visą tą paviršių, ar ne, ant staklių nutekinti, kad atrodytų, kad yra žiestas. Taigi nuo centro eina tie visi barankiukai kiek įmanoma mažiau, kad jie būtų labiau toks, labiau pano, labiau kažkas tokio, bet lėkštės išpildyme. Ir kaip matot, pavyko neapsakomai gerai ta pirma lėkštė. Galvojau, kad čia bus Zuikio dainos, žinot, kai taip sekasi, tiesiog ėjusi kaip su švilpesiu. Aš pamenu, kaip išėmiau tą lėkštę iš krosnies ir pasistačiau, apsisukau, nuėjau į tolį, apsisukau ir į ją pasižiūrėjau, tai žinokit, toks jausmas apėmė, lyg pati Deivė buvo atėjus pasižiūrėti ir pasidžiaugti, kaip fainai pavyko šitas raštas ir šitas išpildymas. Beprotiškai džiaugiuosi, kad pavyko. Jo, kaip mato, čia yra absoliučiai S-grafito technika, kur matot rudą spalvą, ar ne, ten yra iškaišta. Kur matot baltą spalvą, ten yra angoba, grinai tik angoba, ir matot, yra išraižytos ir kojos Deivės, kur ruda už drabužio, drabužis, viskas. O juoda spalva, visur, kur matot juoda spalva, yra dengta dekoravimo dažais. Tai vadinasi pusiau majolika, čia irgi turėjo įsikišti.
nes visi tarpeliai, viskas yra su teptuku. Po mažą brūkšniuką viskas yra užpildyta, rankų darbas, kaišta, raižyta. Žodžiu, darbo buvo iki ausų. Bet kad taip fainai pavyko, dar buvau nusipiešus, iš viso buvau nusipiešus 6 eskizus. Pirmas išėjo tobulai. Antrą norėjau išpildyti būtent, kur Luvre yra šitas indas, kur jis taip ir vadinasi Memnono paėmimas į dangų ar kažkaip taip, kur ten neva angelas laiko tą Memnono kūną jau karo nuvarytą ir kaip jisai tenai kabo visas negyvas ir ten ima tas angelas. Ir būtent internetinėje erdvėje rodoma, kaip tas indas yra subėgęs būtent per vidurį to angelo ir nuo Memnono tarsi atskirtas angelas nuo Memnono, nes ta lėkštė būtent, va ta vieta tos lėkštės yra, kas antras raštelis yra kryžiukai. Krikščioniški kryžiai ir tasai mirties angelas yra pas krikščionių, ne pas graikų. Ir tas mane suglumino, šiek tiek galvoju, kaip čia man pavyks ją atrestauruoti. Viena vieta būtent ten, kur laiko tos rankos, ar ne, tą mirusi kūną jau to Memnono, jos buvo visiškai sulietos, išlietos ir subjaurotos laiko. Nu, galvoju, aš atkursiu tą vietą, aš tarsi toks pabūsiu biškį restauratorium, žinai. Jau čia man tas raštas ten toks gražus. Bet jūs nepatikėsit, aš tą lėkštę dariau 3 kartus. Ir 3 kartus jinai skilo būtent per tą vietą, kur yra ir muziejui. Per tą vietą yra subėgusi. Ta erdvė, žinokit, tarsi būtų graikų dievai sakytų, ką tu čia, žinai, darai, čia ne apie Graikiją, čia ne apie graikų dievus, nėra Graikijoje, graikų mitologijoje jokio mirties angelo, nėra, ten yra visai kitokia religija ir aš tą supratau daug vėliau. Ir 3 lėkštę dariau, kuri taip lengvai nepavyko kaip ta. Čia iš toliau gal uždėti. Ji taip pat yra tokio pat dydžio, tokia pat didelė. Ir jinai taip sklandžiai, jau jinai buvo 3 daroma. Ir jinai taip sklandžiai jau nesiėjo kaip 1, ar ne, kur pati deivė atrodo, vat, toks apėmė jausmas va čia va. Tai vat šitą irgi iš vis žadėjau didintis, nedidintis, nes mažam paveikslėlį jisai toks, galvoju, išsididinsiu. Išsididinau ir galvoju dėl viso pikto. Ten buvau pasidarius dar tokių porą erotinių lėkščių, eskizų popierinių. Galvoju, gal čia apie Graikiją, bet papasakosiu vėliau. Ir būtent kodėl man tas graikiškas va šitas raštas, ar ne, kodėl aš pagalvojau, va tokią prielaidą, išvadą gal priėjau, ar toks, kaip dabar sako, galimai, ar ne, kad būtent ateidamas į svečius atsineši tarsi tu, ko tikiesi atėjęs iš svečius, iš šeimininko, arba atvirkščiai gal. Kada tu išėmė vaisius iš to indo, ant dugno matai, kad bus norima galbūt gerti arbatą ar ne, ir kaip sakoma, kalbėtis apie kažką tai įdomaus gal. Tai vat, gal pagrot, čia aš įsivaizduoju, gal čia kokią triūbą, aš neturiu žalio supratimo, kas šitas toksai daiktas. Bet, vat įsivaizduokit, atkreipkite dėmesį vat į šitos kryžiukus, kurie jau yra vėlgi ne graikų simboliai, jau jie yra krikščionių simboliai. Ir aš pamenu, kai jau šitą lėkštę nudekoravau,
jau reikėjo man ją glazūruoti. Tarp kitko sunkiausia buvo šitos pagalvėlės, nes S-grafito technikoje ir ar labiau majolikoje, kur yra mažos detalės išspalvinti, tai krūvinas darbas yra. Tos pačios akys, tie patys plaukučiai, tie patys karoliai, šitie perliniai, ar ne, juos visus reikėjo su teptuku miniatiūriniu viską paduoti tiek dažo, kad jisai nesišviestų rudas molis iš apačios. Čia lygiai tokia pat technika, kaip prieš tai rodžiau lėkštę, lygiai jinai lipdyta, paviršius nutekintas, viską. Ir dabar įsivaizduokit, aš jau ją glazūravau purškimo metu, yra purkšta tik priekis, nugara nėra glazūruota. Ir dabar purškiu ir ten liko dar kokie akcentai į rankinį purkštuvą, įsipyliau glazūros ir aš taip purškiu. Taip purškiu ir aš žiūriu, kad man, suprantat, ne balta glazūra, nebespalvė, o kažkokia pilka, tokia kaip juoda, tokiais purslais, ant visos lėkštės purslais, tos juodos glazūros. Ir aš prisiminiau, kad prieš tai purškiau keramikinės rožės, tokias dariau, lipdytas, reikia glazūruot, būtinai reikia purkšti. Ir tam purkštuvo, tam viduj, tenais liko tos juodos glazūros. Ir dabar įsivaizduokit, aš nusišvitinu visą tą baltą foną juodais lašais. Ir suprantat, ir aš jau matau, kad su šita lėkšte taip gerai nesibaigs kaip su ana, nes čia yra krikščionių simbolis. Aš supratau, kad ant manęs graikų dievai, suprantat, jau ne tą akį uždėjo, galvoju, ką tu čia dirbi, žinai, va tai būna tokių būsenų, kad tu nesupranti, kas darosi, ar ne? Nu ir aš taip, žinot, kaip trenktas, tai pakėliau, kaip trenktas, kaip sako, kaip beprotis, koks pakėliau akis ir sakau, būkit geri, sakau, leiskit padaryti šitą lėkštę man, kad ir yra tie krikščioniški kryžiukai, nedideli jie, vardan meno, sakau, va taip, va, žinokit, kaip dabar pasakoju, atsistojau kaip durnė viena dirbtuvėse ir aš tokias nesąmonės kalbu, galvoju, kas pasiklausytų už durų, sakytų, ne visi namie. Tai po to, kai aš taip paprašiau ir taip, žinokit, man pavyko nuimti visus, aš esu video nufilmavus, kaip aš kaišiu tą glazūrą visą su teptuku, tai po trupinėlį aš kaišu nuo šito darbo. Ir tai, kai išdegė, čia buvo visur tūte ir reikėjo sugraveriu nugraviruoti dar tos likučius. Gavas, matot, čia tokias puslytės yra, čia gal jūs nematot. Bet reikėjo dar nugraviruoti ir degti 3 kartą. Žinokit, tiesą pasakius, iš viso širdies meldžiausi graikų dievams, kad leistų šitą darbą, šitam darbui išvysti pasaulį, ar ne? Nu ir va, ačiū Dievui, gavau leidimą iš aukštesnių jėgų, kaip šiandieną sakau, ir jis yra pas mane taip pat unikalus išpildymas graikiško rašto, kokį radau internete, jisai nėra keistas absoliučiai niekaip, ne mano teisė tai daryti. Tai būtent skaitau, kad man kaip S-grafito technikos profesionaliai pavyko labai sudėtingas darbas ir labai tuo didžiuojasi. Taip pat, kaip sakiau, buvau sukūrus keletą erotinių scenų, ar ne, viena labai graži lėkštė buvo išėjusi, vėlgi panašios pagalvėlės, bet jų tenai dar daugiau tų pagalvėlių, dar daugiau ten visiškai erotinė scena, be proto graži lėkštė. Ir spėkit, glazūravimo metu jinai man į 3 dalys terkšt. Ne. Ir dievai tarsi sakytų, čia ne apie Graikiją. Atsiprašant, ta brutali Krušleva yra ne apie Graikiją. Ir labai greitai atsisakiau tų visų kitų raštų,
O to su tuo mirties angelu net nedrįsčiau daugiau gyvenime liesti šitos temos, nes paskutinį darbą, kaip išėmiau iš krosnies, jis buvo skilęs lygiai per tą pačią vietą. Aš jums, kad parodyčiau va taip vizualiai visas nuotraukas, kaip atrodo originalas Luvre ir kaip atrodo šitos 3 mano lėkštės, kaip jos kilo per tą pačią vietą. Tai čia yra, žinokit, kaip sakoma, yra dalykų, kur negalima kišti nagų. Nes ten 3 lėkštę, kai norėjau nufotografuoti, pasilikti tas šukes, sudėti vieną šalia kitos per tą tarpą, kur skyla, žinokit, pajutau tokią, va čia va. Tokį siaubą, kol aš kabėjau ten virš tos lėkštės padaryti nuotrauką, ten kelios sekundės, aš, žinokit, susidarė jausmas toks, kad aš kažkokį pragarą atvėriau. Nes tokio siaubo gyvenime nebuvau patyrusi. Skamba makabriškai, bet žinokit, tiesą pasakius, po to karto pradėjau tikėti į tai, kad yra pomirtinis pasaulis. Ir ten yra labai labai baisu. Po tos lėkštės pradėjau gyvenimą vertinti visiškai kitaip. Ten buvo labai baisu. Tai va. Negaliu net kalbėti. Tai va, su šia gražia lėkšte baigiu savo 4 personalinės parodos pristatymą iš namų per YouTube platformą ir labai džiaugiuosi, kad galiu tai padaryti, nes dėl sveikatos aš šitų darbų tampyti po niekur negaliu. Taip ir sekančio susitikimo metu pristatysiu savo 5 personalinę parodą, kuri būtent bus apie visiškai mano kūrybinio etapo pabaiga ir kaip menininko toksai įprasminimas ir bus labai įdomu. Tikrai stebėkit, sekit ir gal kažką pasimsit į savo gyvenimus, kažko gal ir atsisakysit, kas tikrai yra kai kartais ir neverta aukotis ar aukoti. Tai va, iki sekančio susitikimo.